Šį kartą nusikelsim į stebuklingąjį Hario Poterio pasaulį bei paragausim burtininkų taip mėgstamo sviestinio alaus The Butter Beer. Vienas seniausiai žinomų šio sviestinio alaus receptų buvo prašytas 1588 metais Londone išleistoje knygoje pavadinimu The Good Housewives Handmade for the Kitchen. Tai būtent šį seną receptą aš ir išbandysiu. Taigi, norint pasigaminti sviestinį alų, jums reikės 1,5 litro IPA rūšies alaus, tai yra to kartesnio, šiek tiek stipresnio alaus, tada pusės arbatinio šaukštelio smulkinto muskato, kelių džiovintų gabalėlių gvazdikėlių bei 1/4 šaukštelio trinto imbiero, taip pat 200 gramų rudojo demarara cukraus, 100 gramų sviesto bei 5 kiaušinio trinių. Tai kiaušinio trinius maišome su ruduoju demarara cukrumi iki tam tikros vientisos masės. Paruošus masę, tada į virimo indą supilame alų. Na ir supylus visą alų, indą kaitiname ant vidutinės ugnies ir beriame gvazdikėlius, smulkintą muskatą, trintą imbierą, viską maišom, kaitinam kelias minutes, tada indą nuimame nuo ugnies ir sudedame saldžią masę, kurią gavom kiaušinio trinių sumaišę su cukrumi. Tada vėl indą dedam ant ugnies ir kelias minutės kaitinam bei viską maišom. Dar kartą indą nuimame nuo ugnies ir sudedame visą sviestą. Sudėjus sviestą, maišome, kol sviestas ištirps. Na ir ištirpus sviestui, šiltą alaus gėrimą pilame į savo pasirinktą stiklinę. Ir štai turime sviestinį alų The Butter Beer.